Sveiki visi. Tęsėme planimetrijos temos nagrinėjimą ir čia mes turime trikampį. Ir to trikampio bene svarbiausias dalykas yra ploto skaičiavimas. Ir ploto skaičiavimo mes turim gana nemažai formulių. Ir pradėsime nuo pačios, sakyčiau, paprasčiausios ir tokios dažniausiai naudojamos, o po to jau eisim vis prie kitų formulių ir išskaidysime tai per keletą video epizodų. Tai pradėkim nuo tos, kaip ir sakiau, pačios paprasčiausios formulės, tai ją pabandysim pasižiūrėti, kokia ji yra, kaip ji gaunama ir tuo pačiu dar panagrinėsim paprastą pavyzdį. Tai va, pradėkim iš eilės. Aptarsim ir susirašysime pagrindinės trikampio ploto skaičiavimo formulės. Viena iš pagrindinių trikampio ploto skaičiavimo formulių yra, kai trikampio plotas yra lygus pagrindo ir aukštinės sandaugos pusiai. Galime skaičiuoti su bet kuria aukštinė ir pagrindais, į kuriuos tos aukštinės yra nuleistos. Tai gali būti, tarkim, formulė S yra lygu 1/2 A kart HA, ar ne? Gali būti su B ir HB panaudota, na ir dar gali būti C su HC. Na, tos formulės, jeigu nieko daug nesako, tai mes pabandykim pradėti nuo brėžinių. Darykim brėžinį. Taip, turime 3 taškus. A, B ir C. Tada juos sujungiame. Pasižymėkime mažosiomis dar raidėmis prieš tas viršūnės, pavyzdžiui, A didžioji raidė, kur yra viršūnė, pasižymėkime A mažąją. Tada prieš B viršūnę pasižymėkime B mažąją ir prieš C viršūnę pasižymėkime C mažąją raidę. Nes mes turime, kaip tik jas ir išvardintas tose formulėse, tai jos mums čia labai gražiai atitiks ir bus daug paprasčiau tą formulę pamatyti. Tai va, ir dabar nusibrėžkime aukštinę, ją pažymėkime AD ir kad būtų paprasčiau, pasižymėkime ją HA. Tai va, tai čia mes turime šitoj formuliai, jau matote, pagrindą A ir aukštinę HA. Lygiai taip pat nusibrėžkime ir HB. Taip pat nusibrėžkime, dar sujungiame tas aukštinės, jos susikerta taške O ir turime dar vieną aukštinę pavadintą HC ir čia mes turime, mes turime ją nubrėžtą ir panaudotą trečiojoje formulėje. Iš esmės tai yra formulė lygiai ta pati, tik tai tiek, kad mes galime panaudoti bet kuriai aukštiniai, kokią tik norime pasižiūrėti ir pasimti. Tai va, einame toliau. Būtų šaunu kurią nors iš šių formulių įrodyti, o kitos būtų gaunamos analogiškai. Pabandykime įrodyti, pavyzdžiui, tą pačią pirmąją formulę S lygu 1/2 AHA. Gerai, tai pradėkime nuo to, kad žinome, jog stačiojo trikampio ploto formulė yra gaunama nesunkiai iš stačiakampio ploto formulės, kai jo plotą padalijame per pusę. Kad būtų aiškiau, nusibrėžkime dvi pagalbinės geltonas linijas, kad susidarytų stačiakampis ADCE. Na štai, pasižiūrėkit, kaip atrodys. Tai va, čia viena pagalbinė linija, kita. Ir turime čia raidę E pasižymim. Va, turim stačiakampį ADCE. Na, štai yra stačiakampis. Tuomet stačiakampio ADCE plotas bus skaičiuojamas taip. Na, tiesiog AD, vieną kraštinę mes padauginsime iš kitos, iš CD. Ok. Kadangi stačiakampį ADCE atkarpa AC, taip, atkarpa AC dalyja per pusę. Tai trikampio ACD, tai ACD, ploto formulę užrašome kaip pusę stačiakampio. Na, tai parašome taip. Tiesiog, jeigu stačiakampis yra AD kart CD, tai pusę stačiakampio tai rašom priekyje 1/2, kurią padauginsim iš AD ir CD. Gerai. Analogiškai turime ir trikampio ABD ploto formulę. Tai ABD yra trikampis štai čia. Ir mes tą ploto formulę turime 1/2 AD kart BD. AD kart BD ir per pusę, ar ne? Nes tai bus pusė kito ten stačiakampio, kurį mes ten įsivaizduojam, kad jis irgi yra. Gerai, toliau. Kadangi reikia trikampio ABC ploto formulės,
trikampio mums viso ABC, reikia ploto formulės. Tai ją gausime sudėję trikampių ACD ir ABD plotus. Tai va, sudedam, reiškia, tos plotus, kuriuos mes čia turime. Tai va, tos jau turim plotus išsireiškę. Taip, tai suma tiesiog taip atrodys, ar ne? Sudedam tiesiog tos plotus ir gauname ABC plotą. Gerai. Įsirašykime turimas ACD ir ABD išraiškas. Na ir susirašom. Tiesiog vietoj ACD įsirašom šitą, kur buvom pasirašę, o vietoje ABD įsirašome šitą, kur buvom įsirašę. Gerai. Toliau. Iškelkime vieną antrąją AD prie skliaustus. Na, matom, kad yra bendras dauginamasis tų dviejų narių. Tai galim iškelti prie skliaustus, pažiūrėkim, kas čia gausis. Viena antroji AD jau yra prie skliaustus, skliaustuose lieka tik tai CD ir BD. Sudedam, ar ne? Gerai. Toliau, kadangi CD plus BD yra ne kas kita kaip BC, pasižiūrėkime, CD plus BD. CD plus BD yra būtent BC. To viskas aišku, ne? Gerai. Todėl galime parašyti tiesiog taip. Trikampio plotas ABC, viena antroji AD kart BC. AD kart BC. AD kart BC. Gerai. Arba sukeitus AD ir BC, panaudojant raides A ir AH, HA, atsiprašau, galime parašyti. S trikampio ABC yra lygu viena antroji A kart HA. Tai va, įrodymas baigtas. Matote, pasinaudojam tiesiog tokiais papildomai nubraižytais stačiakampiais ir stačiakampių ploto formulėmis. Tai va, beje, kai kur galime pamatyti ir tokį užrašymą. Tai nepasimeskite, gali būti ir taip, tiesiog A kart HA padalinta iš 2. Tai va, tai reiškia lygiai tą patį iš esmės. Tai va, tos dvi formulės gali būti ir vienaip ir kitaip užrašytos. Turėkite tai omenyje. Gerai, pabandykim panagrinėti pavyzdį. Remdamiesi brėžiniu apskaičiuokite trikampio ABC plotą. Turime 3 taškus, turime raides A, B ir C, sujungiame tos taškus, turime aukštinę, kurią pažymime AD ir čia turime, kad tai yra ta aukštinė 8 cm ilgio. Toliau apačioje yra pagrindas BC, į kurį nuleista ta aukštinė. Ir jo ilgis yra to pagrindo 13 cm. Na, čia taip pažymim, ar ne? Gerai, tai dabar sprendimas. Matome, kad duotas vienos trikampio kraštinės ilgis ir į tą kraštinę nuleistos aukštinės ilgis. Todėl iš karto galime pritaikyti trikampių ploto skaičiavimo formulę. Na, tai ir pritaikykime. Tai va, turime tą formulę, kurią mes čia jau įrodėme ir pabandykime ją pritaikyti. Pagal brėžinio raides galime parašyti taip. Reiškia, plotas trikampio ABC būtų suskaičiuojamas viena antroji kart BC ir kart AD. Įrašome skaičius ir suskaičiuojame. Tai turime, reiškia, tą trikampį ir čia įsirašome tą, na, turime vieną antrąją, po to BC mes turime, kad tai yra 13, AD yra 8, ne, kaip buvo duota. Ir čia matome, galima susiprastinti. Tiesiog nubraukiame 2, parašom 1, 8 nubraukiam, parašome 4, nes abu skaičiai 2 ir 8 dalyjasi iš 2. Todėl padaliname ir turime tuos skaičius gautus. Na ir toliau lieka tik tai 13 kart 4 ir sudauginus gaunam 52. Gerai, ir tai yra būtent centimetrai kvadratiniai, nes centimetrais viskas buvo duota, ar ne? Plotas yra žymimas kvadratiniais vienetais kažkokiais, tai šiuo atveju centimetrais. Gerai, štai taip labai paprastai gauname atsakymą, kaip matote, ir atsakymas yra būtent 52 kvadratiniai centimetrai. Tai va, tai tiek norėjau papasakoti apie trikampio plotą ir būtent apie tokią pačią paprasčiausią, sakyčiau, ploto skaičiavimo formulę.
Vėliau kituose epizoduose pamatysite ir sudėtingesnių ir kartais jų tikrai labai prireikia, nes vien su šita formulė nelabai išeina išsisukti. Tai va, tai tikrai sekite kitus video epizodus ir sužinosite tikrai daugiau. Tai sėkmės visiems ir susimatome kituose video. Iki.